Labadiena. Ką, važiuojame iki buto? Pasižiūrėsim, kokie darbai padaryti. Nu, ir obeliukai traukis. Čia. Nu ką, atvykom į butelį. Trumpai apie butą. Pirktas prieš 1,5 metų iš Brėžinių. Butas yra 28 kvadratų. Papildomai terasa su kiemeliu. Dar butui priklauso sandėliukas. Nedidelis, toks dviračiai ir stelažai. Šiuo metu pabaigiau santechninius darbus. Išvedžioti įvadai ir santechnika. Pastatytas tualeto įremas ir numatyta dušo vieta. Kitą savaitę turi atvažiuoti išbetonuot. Pirmas projektas nekilnojamo turto, taip kad nepriekabiaukit ir nebarkit labai už neteisingą paminėtą žodį. Nežinau, kaip techniškai ten tas ar anas vadinasi, taip kad nepykit. Sekantis darbai bus kondicionierio pasiruošimas, įrengimai, išvedžiojimai ir pajungimai visi. Kondicionierius statysis čianais per vidurį, lauko blokas stovės čianais ir vamzdelį per lubas, tuk. Ir dar jam reikės, aišku, atsivesti elektrą. Nu, okei. Uždarom. Čia uždaryta. Einam, dar nueisim iki sandėliuko. Gal tą išnešt dabar. Paskui išnešiu, nebėda. Na ir toks nedidukas sandėliukas prie buto. Tualetas. Labadiena. 2 savaitės atostogų, 2 savaitės poilsio. Šiandien laikas nuvažiuoti į butą, pasižiūrėti per tą laiką, kas pasikeitė. Pakeliui dar stabtelsim kondicionieriaus vidinio ir išorinio bloko pasiimti ir įvertinsim visus darbus atliktus. Keliaujam. Labadiena. Kondicionieriai. Ček. O dabar keliausime butą pasižiūrėti, kas ten atlikta. Šiek tiek pasikeitimų yra. Nuo paskutinio karto apsilankimo, ką bandom žiūrėti vonioj. Dar neturėjom išbetonuotų grindų. Dabar turim dušo zoną. Grindys išbetonuotas, viskas tvarkinga. Elektra padaryta. Kondicionieriai pravesti. Ant vamzdis kondicionierių išeina. Visai neblogai viskas atrodo. Tai dabar detaliau šiek tiek, kas turėjo būti padaryta. Buvo, aišku, išbetonavimą jau vonios kambario matėm. Dabar elektrikas įdėjo naują dėžutę, kurioje bus ledinio apšvietimo, valdymas, blokeliai ir visas tai, ko jam reikia, kad būtų. Dar elektrikas turėjo pajungti kondicionierių maitinimą
į rezervą. Kondicionierius. Gerai, super. Tas čia atvestas, pajungta. Taip pat laidelis LED apšvietimai. LED apšvietimai. Apšvietimas bus čia po virtuvę ir čia po spintą. Taip pat iš tų blokelių visas LED valdymas ir lampas nukeliauja čia LED juosta nišoje. Čia pakabinamas šviestuvas. Kitas pagrindiniam kambariui, vieninteliam kambariui. Laidai 1, 2, 3, 4. Ir čia virš virtuvės apšvietimas 1, 2, 3. 1, 2. Prieš kambario. 28 kvadratų butas, o reikaliukų būna. Daug ką reikia apgalvoti. Kartais galvoju, gal didesnį namą lengviau. O gal ir ne. Esmė, kad mažesnio butelio man labai smagi patirti čia yra. Sekantis projektas. Jeigu jisai bus, tai bus tikrai didesnis. Super. Kitą kartą, kai susimatysim, greičiausiai bus jau pabaigtas gipsas, nes sekantis žingsnis turėtų atvažiuoti gipsininkai ir padaryti, sutvarkyti sieną, uždėti naujus lakštus, kur reikia, uždengti skyles, tualete suformuoti tam tikras nišas, ko reikia uždengti viską, apsiūti, kaip jie vadina, apsiuvimu. Ir mes tada susimatysim greičiausiai. O gal susimatysim, kai netgi dar daugiau darbų bus padaryta. Baigs gipsininkas darbus, užglaistys sieną žmogus ir gal viską nudažys. Ir gal pradėsiu ir plytelės. Esmė, kad kitų metų bus daugiau darbų padaryta, gal daugiau vizualių pasikeitimų ir tuomet biškai pašnekėsiu apie kainas. Papasakosiu, kiek butas kainavo, kiek notarai visi paėmė pinigėlio, kiek santechnika, elektrika, gipsą ir panašiai. Ir taip pat papasakosiu, nes kreipiausi dar į keletą įmonių, kurios siūlė savo variantus pilnai įrengti. Pilnai viską, ką reikia įrengti. Tai ten irgi galima bus pasiskaičiuoti, ar pavyks sutaupyti iki baldų kažką, ar nepavyks. Tai biškai bus matematikos. Na tai, iki kitų kartų.